Kaip laikrodininkas Miškėnas Zigmas barsuko laikrodį taisė. Nėra kaimelėje kito tokio meistro, gal tik išskyrus Bebrą Gustą, kuris turėtų tokias auksinės rankas kaip laikrodininkas Miškėnas Zigmas. Kada tik pas jį užeitum, visada įrasi ką nors beknebinėjantį. Tai naujo laikrodį jis daro, tai kokį radijo imtuvą taiso, tai dar kai ką. Kaimynai juokoja, kad Zigmas net ir miega ant savo darbastorių, nors kaimelio gyventojai atsimena, kad Miškėnas ne visada buvo toks namisėda. Visur būdavo jo pilna, nei vienas didesnis susibūrimas neapsėdavo be laikrodininko. O kokį balsą turėjo, net kompozitorius Kiškis Gediminas pavydėdavo, kai Zigmas dainuodavo. Tik būdas Miškėno buvo nekoks. Jeigu jam esant kas nors norėdavo ką nors įdomaus papasakoti arba dar blogiau nedaug dievė uždainuoti, Zigmas būtinai pertraukdavo. Ir nebandyk jam dėl to ką nors pasakyti. Įsižeis, užpyks, nekalbės su tavim visą savaitę ir dar už akių apkalbės, kad tu toks ar anoks. O ir pagirūnas buvo tokių tikrai reta. Bet kartą tas jo pagirūniškumas ėmė ir pakišo jam koją. Poetas barsukas Eulalijus turėjo seną laikrodį. Tokį didelį, kad užėmė pusę kambario. Su bokšteliais, statulėlėmis, balkonėliais, durelėmis, tiesiog pasaka, o ne laikrodis. Tik viena bėda – neveikė. Taigi kartą per barsuko gimtadienį Zigmas susilažino su Bebru Gustu, kad pataisys tą stebuklą. Ir net labai greitai, per 3 dienas. Ir dar pakvietė visus Baltųjų Ramunių gyventojus pažiūrėti, kaip laikrodis pradės eiti. Tiesa, reikia pasakyti, kad Miškėnas nors ir buvo pagirūnas, bet jeigu jau ką prižadėdavo, tai truks plyš ištiesėdavo. Kitą rytą Zigmas nešinas didžiulių krepšių su savo darbo instrumentais persikraustė pas barsuką ir pradėjo darbą. Visą laikrodį apžiūrėjo, išardė, išvalė, vėl sudėjo. Laikrodis neveikia. Dar kartą išardė, peržiūrėjo visas detalės, sudėjo. O laikrodis neina. Jau ir 3 dienos rytas aušta, o Zigmas vis laikrodžio vidurėse knebinėjasi. Rodosi viskas savo vietose, o netiksi laikrodis ir gana. Parėmė Zigmas galvą rankomis, įsispitrijo į dantračius ir svarsto, kurgi čia šuo pakastas. Ir net nepajuto vargšelis, kaip užmigo laikrodėje. Lygiai vidurdienį į poeto Eulalijos namą sugužėjo beveik visi ramuniečiai. Laukė, nekantrauja, kada pradės laikrodis veikti. Ir pats šeimininkas barsukas trypčia nerimaudamas, kad Zigmo nesimato. Praėjo 10 minučių, pusvalandis. Zigmo nėra, o laikrodis stovi. Pagaliau Bebras Gustas peštelėjo Eulalijų už rankovės. O gal patys pabandom jį paleisti? Barsukas pakrapštė pakaušį. Gal pabandyk, Gustai? Meistras priejo prie laikrodžio, pasukiojo rodyklės, nustatydamas jas beveik 12 valandai ir prisuko spyruoklę. Kažkas sugirgždėjo ir sukaleno laikrodžio viduje. Visi sukluso. Tak, 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 tak. Vis smarkiau kaleno laikrodis. Tik, tak, tik, tak, tik, tak, tik, tak. Laikrodžio rodyklė sudėjo ir pradėjo lėtai slinkti link 12 valandos. Visi lyg užburti sekė jų judėjimą. Štai liko minutė. 10 sekundžių, 3, 2, 1. Lėtai atsivėrė didžiausias laikrodžio durelės, pro jas išlindo balkonėlis, kuriame stovėjo 2 kalvių laikančių rankose pakeltus kūjų statulos. Laikrodžio vidurėse kažkas klaktelėjo ir vienas kalvis trenkė kūjų į priekalą, bet vietoj skambaus bam pasigirdo ne ką mažiau skambesnis oi. Matant priekalo padėjęs galvą, saldžiai snaudė Zigmas. Ir nespėjus nei atsikvaušėti, kaip ir antras kalvis nuleido kūjį. Oi, oi, suvaitojęs Miškėnas ir nukrito iš balkonėlio ant grindų, tiesiai po kojomis Bebrui Gustui. Kodėl jis veikia? Suvapėjo Zigmas, kreipdamasis į Gustą. O iš kur aš galiu žinoti, atsakė šis klausimų klausimą. Aš tik prisukau spyruoklę. Spyruoklę prisukai? Sušuko Miškėnas, supratęs, kad vėl tu tiek laiko plūkėsi ardydamas ir vėl sudėdamas laikrodžio mechanizmą. Jisgi iš karto sutaisė laikrodį. Tik prisukti jį pamiršo. Koks aš kvailys, pareiškė laikrodininkas, daužydamas kumščiais jau ir taip laikrodžio kalvio atrankytą galvą. O laikrodis tik sėjo kalvį trankė, kuris į priekalą porcelianinių šokėjų poros sukosi, durelės atsidarinėjo ir užsidarinėjo. Zigmas laimėjo lažybas ir nors po to rodos turėjo dar labiau pasipūsti, nuo tos dienos jį likas pakeitė, visas jo blogas būdas išgaravo, su nieko jis nebesipyksta, visų išklauso, kas jam ką be pasakytų ir su nieko nebesiginčia. Tik gaila, kad ir savo balsą gražų prarado, nors daktaras Tarakonas Augustas pažadėjo jį pagydyti. Barsuko laikrodis eina tikslutėliai, nei sekundės, nevėluodamas ir neskubėdamas. Ir daug kas užeina vidurdienį pas barsuką pažiūrėti, kaip laikrodis skelbia vidurdienį. Net iš kitų kaimelių ir miestų turistai atvažiuoja, kad Baltųjų Ramunių laikrodį pamatytų. Beje, Bebrui Gustui karts nuo karto vis ta pati mintis neduoda ramybės.
O ką jeigu po barsuko laikrodžio kalvių priekalu pakeisus šarką Iloną?